Šalia sėdi ponas Laigauskas ir priešinasi Spirga sako, taip negalima daryti, tai aš noriu leisti jam dabar oponuoti Kazimierui šiek tiek. Tai labas vakaras visiems, tikrai man dabar šiek tiek sunkoka, kad skirtingai negu bronis turiu šiek tiek miško, tai man yra labai svarbu, kaip jūs šį savo gyvenimą tvarkatės. Dabar gal keletą minčių apie tai, kas buvo šnekėta. Aš tikrai labai dėkingas Algiui, jis man kaip Seime, tai nors aš esu kaimo reikalų komitete ir dirbu tik tai srityje miškininkystės, kas susijęs su miško žeme ir panašiai. Bet jis man labai daug kur padeda ir kai ką pavyko bendromis jėgomis padaryti, bet ne viską pavyko padaryti ir apie kai ką dar gal ir pašnekėsiu, ką manau, kad dar galima padaryti. Tai vis tik tai tie 5 procentai, ko gero, galbūt ir aš tikėjausi, kad per pateikimą praeis šitas klausimas ir būčiau, aišku, registravęs pataisą, kad bent jau nuo markinės medienos reikėtų atleisti, kadangi tą 5 procentų nemokėti parduotos, kadangi tai akivaizdus faktas, kad šiuo atveju šelpia valstybė. Aš sutinku su rezoliucijos projektu, kuriame jūs rašot, kad miškininkai diskriminuojami kitų verslo sričių atžvilgių. Čia yra, mačiau, buvo Žemės ūkio rūmų atstovai. Kiek aš žinau, žemdirbiai kategoriškai pasipriešino vien labai nedideliam dalykui, kai reikėjo įvesti mokestį už tai, kad jie kombainais ir technika veža grūdus ir panašiai, vienkartinį nusipirkti mokestį, kuris galų gale grįžtų į kelius. Tai tas neįvyko, kategoriškai pasipriešino, tai aš sutinku, kad miškininkai yra diskriminuojami. Tai šitoje vietoje reikia pritarti. Bet kad jūs visiškai sužlugdysit savo privatų miškų, tai tikrai netikiu. Tai gyvena miškininkai ir gyvens. Tai sakom, kad privatus miškų kirsti žlugimo riba, tai čia viškiukam politikam į priekį pasakymas. Bet ką žinai reikalingas. Tikrai neturėtumėm persistengti. O išsianalizuoti mokestinę bazę mums tikrai reikėtų. Ir aš nežinau, kokią va čia konferenciją pasiūlytų išeiti. Bendraūkinės išlaidos irgi privačių miškininkam reikalingos. Jums reikia, kad šiek tiek pinigėlių, kas taip kaip pavyko padaryti, kad atsirastų vėl įrašas, kad asociacijos privačios galėtų būti remiamos, jis buvo išbrauktas. Tas sakinukas, nenoriu čia peripėti jūs sakyti, kodėl taip atsitiko, bet dabar jis atsirado. Tai reiškia, jau jūs galit pretenduoti iš šitų pinigėlių tam tikrą dalį. Tai yra vienas niuansas ir ne tik tai šitą, o dabar kaip pasiekti, kad iš tų 15 procentų pajamų mokesčio, kuriuos jūs gaunat, ir kad šita dalis ateitų, sakykime, keliam prižiūrėti, tai nebūtų taip yra blogai, bet apie tai reikia pagalvoti. Tai yra jau kito įstatymo reikalas, bet apie jį reikėtų pagalvoti. Dabar dėl kelių priežiūros tvarkos ir dar keletą tokių gamybinių reikalų, kuriuos aš norėčiau su jumis pasidalinti. Taip, jūs labai atsakingai turėtumėte skirti atstovus į komisijas. Ir neduoti ramiai gyventi nei urėdui, kurioje teritorijoje esat, kadangi aš irgi 7 metus išdirbęs urėdui ir žinau, čia urėdai labai skiriasi. Man, pavyzdžiui, miško aš niekad neskyriau, ar jis privačiam ar valstybiniam miške. Tas kelias, jeigu reikia mums važiuoti, aš jį remontuodavau. Ir radas buvo išeiti, kadangi visi kolūkiniai miškai turėjo savo kvartalus ir ten nesunkiai parašydavo ir valstybės kontrolinį kartų prie manęs neprikyvo. Bet ne, dabartiniai urėdai, kai kurie ypatingai jaunieji, tai galvoja visiškai kitaip ir galvoja, kad čia kelias yra ne valstybės ir ne jo ir jiem net ir negalvoja jų remontuoti. Tai reikia šitoje vietoje biškiuką kitaip pasirengti. Ir aš manau, kad jūs paskirsit atsakingus žmonės, pergalvosite, pasijungsit ir kitas asociacijas, kurios yra, ir visus rajonus deleguosite tą, ką reikia. Noriu pasakyti, kad pirmutinis variantas tos kelių priežiūros tvarkos buvo daug geresnis ir mums gaila, kad jo nepavyko apginti. Pasakysiu kur. Ten galima buvo panaudoti visus kelius, nebuvo įskirti keliai pagal grupės, dabar liko tik 3 ir 4 grupė, tai yra tik vietiniai keliai. Savivalda liko miškuose su savomis problemomis toliau viešuose keliuose, kas kai kuriuose savivaldybėse netiek ir mažai užima. Ir dar kas blogiausia, kad nebegalim, nėra parašyta nieko apie vietinius karjerus arba mažosius karjerus, kas tikrai būtų atpiginę darbus. Tai šitoj vietoj
mes atrodo, kad būsim prašovę. Na, ką padarysi, yra taip, kaip yra. Gal ir mes čia patys biškiuką kalbė, galbūt nesugebėjome apginti savo nuomonės, na ir gal Teisingumo ministerija labai jau pažiūrėjo formaliai į kelių įstatymą. Antras dalykas, dėl ko mes turėtume visi kartu pagalvoti, tai investicijų ir kelių plėtra. Čia yra kita programa, kurie ateina per Žemės ūkio ministeriją ir aplinkos ministeriją, čia jau per mokėjimo agentūrą, kiek žinant, tinkamai finansuoti lėšų irgi dėkui čia jūsų vadai, pavyko mums tą koeficientą tinkamų išlaidų padidinti nuo 50 iki 80%. Ir dabar, kitaip sakant, valstybė arba iš ES pinigėlių gaunam 80%, 10 turėtų turbūt prisidėti savivalda, jeigu aišku gerbiamas meras neprieštarautų, jeigu anykščius paimtumėm, ir 10% savininkai. Tiek jau galima, gal ir, kaip žmonės sako, sugreipyti, kai anksčiau buvo 50%, nieko iš to reikalo nebūdavo ir ta programa liko neišnaudota ir čia mums priekaištavo, kad mes to nepadarėm. Dabar manau, kad tai neįvyks. Dabar, kiek žinot, Seime yra svarstomas kooperacijos įstatymas. Jis jau pateikimą praėjo, aš tikrai nuoširdžiai laukiu jūsų pasiūlymų. Aš žinau, kur jums skauda dėl kooperacijos reikalų ir ten galima vieną kitą lengvatą išprašyti ir tą, ką gerbiamas mūsų Bronis sakė ir ką kiti sakė, va čia vyrai, tai tikrai apie tai reikia pagalvoti. Čia dėl tos kritikos, kurios aš gavau. Taip, aš esu tas niekadėjas, kuris vadovavau tų saugiklių įstatymo grupiai. Dėl miškų mes prašovėm, čia jūs teisus. Iš tikrųjų nenumatėm tų iš anksčiau atėjusių dalykų, kad kai kas įsigudrino miškų ūkio paskirtį sujungti su žemės ūkio paskirtim. Ir mes to momento departamentas miškų nepastebėjo, mes pasiūlėm būtai gerą pataisą, kad norėdami, kad valdos mūsų stiprėtų ir Seimas lengvai pritarė, bet šitą pražiapsojom. Tarp kitko, čia dar yra didžiulė bėda, jeigu šnekant apie žemę. Tai mes dar su tą pardavimu, kaip tai susitvarkėm ir įėjom į normalų lygį ir tas, kas prognozavo, kad čia viskas įvyks kitaip su žemė, absoliučiai nepasiteisino. Reiškia, įstatymas tvarkoj, bet su nuoma tai prašovėm visiškai. Ir nieko nepadarė. Ir dabar va čia su žemės nuoma, kad padėti žemdirbėm į miškų, aišku, negalima nuomoti. Tai čia dar yra lieka problema, kur aš nežinau, dar reikėtų kai ką tai padaryti. Taigi, darbų tai mes turim, bet ir laukiam ir jūsų pasiūlymų. Tai ką, gerų metų, geros sėkmės ir, na, už klaidas, kurias padariau, man kaip Seimo nariui dovanokit, bet, na, kartais banda ir frakcijos reikia prisiklausyti. Ir ne visada esu visiškai laisvas sprendimuose. Daugokit sveiki, laimingi.